Aš vien kaip apie kimčių galvoju, man beveik kaupėsi seilės. Kimčiai yra tiesiog Pekino kopūstas, kurį mes naudojame ir labai prieinamas yra Lietuvoje. Korejoje tai vadinama yra bečiu, jis yra daug didesnis. Ir tai yra tiesiog jis fermentuotas arba kitaip tariant raugintas. Tarp fermentacijos ir auginimo, jeigu kas nors pasakysit skirtumą, tai bus labai gerai, bet aš bandžiau ten suvesti, bet realiai yra tas pats, galbūt labiau fancy žodis ir naudojama, kad fermentuoti ten daug dalykų galima, o mums labiau įprastas yra rauginamas, bet realiai tai manau, kad yra tas pats. Tai va, tai kimčio receptas yra labai paprastas. Jeigu norite aštraus kimčio, reikia naudoti čili dribsnius. Jeigu norite neaštraus, jų iš vis galima nenaudoti. Tai pagrindiniai ingredientai čili dribsniai, česnakas, imbieras, sakykime 3. Ir tada eina obuoliai, kriaušė, svogūnas, morka gali būti. Tikrai tų ingredientų gali būti daugiau, dažnai eina žuvies padažas, tada jeigu norite be žuvies padažo, galite jo nenaudoti, bet šiokio tokio gilumo duoda. Kiti dar naudoja krevečių pastą, Korėjoje irgi ten naudoja visokių papildomų ingredientų, daro jį iš viso bečių arba Pekino kopūsto, arba pusę perpjauto ir 4 dalis, bet ir iš cielo visiškai daro. Pasiemate kimči, susipjaustote, pamerkate į 3 procentų druskos, kaip čia, tirpalo vandenį, paliekate kelias valandas, ištraukėte, gerai nusunkite, jis turi būti toks sugležęs, kaip čia pasakyti. Ir tada susimalate savo tuos mano jau minėtus ingredientus, tai imbieras, česnakas, čili dribsniai ir ten obuolys, kriaušė dėl saldumo reikalingas būna, net morka naudoja, morka gabaliukais arba trina lygiai taip pat, na ir žuvies padažo arba krevečių pastą arba be jos. Susitrinate viską ir tada tiesiog sumaišote ir sudedate į savo indą. Kokį norit indą, tokį naudokite, tą specialų su fermentaciniu to vamzdeliu ar tiesiog va tokį. Aš dažnai suku indą, nedasuku jo iki galo ir palieku šiek tiek oro. Na ir palieku kažkokiame inde, nes išbėga skystis per viršų. Tai gerai užspaudžiu viską, įdedu į tą indą, palieku 3-7 dienom. Tai nuo 3 iki 7 dienų priklauso nuo oro temperatūros, nuo visokių tai įvairių faktorių, žodžiu, reikia ragauti, bet iš esmės pradeda viskas burbuliuoti. Ir tada pradeda bėgti per viršų. Po 3 arba 7 dienų jisai galimas jau yra valgyti šviežias, šviežiai fermentuotas, gali būti visiškai ir iš karto tik sumaišytas valgomas, bet dažnai būna aštresnis negu po to, kai jau pasifermentuoja. Ir aišku, aštrumą taip pat galite reguliuoti patys, todėl nesakau tų ingredientų, kiek ten ant kilogramo ko reikia, bet iš esmės labai lengva pasakyti pagal spalvą. Tai čia yra tokia labiau oranžinė spalva, tai jis nėra labai aštrus, bet tikrai šiek tiek aštrumo yra, aišku, pakankamai pakanti aštrumo esu. Bet jeigu yra ryškiai raudonas, yra daugiau tos čili dribsnių ir jisai aštresnis, o va, pavyzdžiui, mano sesė, jinai net menkiausio aštrumo negali pakęsti, tai jinai daro baltą kimčį. Ir tikrai irgi labai skanu. Jis toks labiau rūgštesnis, rūgštelė, bet tada reikia tą obuolių kriaušių skonį balansuoti, nes turi būti tas saldumo rūgštumo skonis. Na ir viskas, ir tada jisai yra valgomas realiai su viskuo, laikoma šaldytuve, galima stiklainėje, galima indeliuose mažesniuose. Dažnai jos laiko tiesiog visą tą ar pusę kimčio pačio to jau pagaminto ir tada jį karpo arba pjausto. Mėgsta žirkles naudoti. Labai fainas dalykas dėl to, kad yra laktobakterija, kuri tikrai padeda mūsų žarnynui. Šiaip yra tikrai skanu, manau, tiem žmonėm, kurie mėgsta raugintus produktus, tikrai patiks. Ir kai suvalgai, toks komforto jausmas yra iš tiesų ir malonumas, ir komfortas, ir papildymas maisto sveikas. Ir ypač, pavyzdžiui, žiemą, kada mums trūksta ir tų šviežių produktų, tikrai yra labai geras būdas papildyti savo racioną pakankamai žarnynui naudingų maistų. Na ir tiesiog pasimėgauti. Jeigu norėsite tikslesnio recepto, aš kažkada pasibandysiu tą kontrolinį pasidaryti ir parašyti tą tikslų receptą galbūt komentaruose arba jau kitame video. Tiesiog parodyti visą tą procedūrą. O šiandien tik pavalgyt, turėsime tuoj svečių, tai reikia eiti ruoštis ir galbūt eisiu kažką pasidarysiu, kad su kimčiu būtų. Skanaus, pabandykite.